Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Ir šiandien mes ant stalo turime Huawei Fit išmanųjį laikrodį. Jau, laikrodis jau ateina iš karto ant rankos. Šiaip dėžutėje, ką rasite, taip pat laikrodį čia sudėta. Popierizmą. Pakrovėjo laidą su mikro USB jungtimi. Magnetinį pakrovėjo pačiam laikrodžiui. Na ir patį laikrodį. O apie laikrodį, jeigu trumpai, tai atrodo tikrai stilingai. Guminė apyrankė, kuri turi daug dydžių, yra pakeičiama kitokiom spalvom, kitokiom medžiagom. Ir pats aliuminio korpuso laikrodis, kurio ant viršaus yra skystųjų kristalų ekranas, o nugarėlėje kontaktai pakrovimui, magnetas, kuris įsistato į tą doksą, bei širdies ritmo sensorius su 2 lemputėm. Na ir viskas. Stilingas, išmanusis, pilkas, gražus sporto laikrodis. Na bet kam šis laikrodis yra skirtas? Jis yra skirtas labiau sportui, nes jisai gali sekti, kiek žingsnių nuėjai, tavo širdies dūžius, stebėti juos, rodyti tau grafiškai, bei atlaiko vandens slėgį iki 50 metrų. Taip, su šiuo daiktu gali eiti maudytis. Na bet kalbos kalbomis, kaip jis veikia iš tikrųjų, pasižiūrėkime dabar. Telefoną. Prašau. Mandras telefonas mandriem žmonėm. Gerai. Aišku, kad šis laikrodis veiktų, reikia atsisiųsti Huawei Wear programinį įrangą. Per čia galima stebėti viską. Žingsnius, kaip miegoji. Laikrodis net stebi tave naktį, kaip tu miegi. Ir už tai tau duoda taškus. Šiąnakt kažkas miegoja nelabai gerai. Tačiau laikrodis veikia ir stebi tave net kai telefonas yra išjungtas arba nepasiekiamas Bluetooth'as. Tada jis tiesiog viską įrašinėja į savo atmintį. Kiek žingsnių nueita per dieną. Gali sporto režimus paleisti greitai arba bėgimas, viską tau rašo apie tai. O šiaip bendrai visas pagrindinis matymas, ką galima daryti, yra per telefoną. Bet aišku, kai tau parašo draugas, tu gali netgi per laikrodį imti ir pasižiūrėti, ką parašė Slešas. Vilmantas Kriščiūnas. Filmuojam, nestovim. Ir aišku, kai tau paskambina, laikrodis rodo, kad skambina. Tai tada gali atmesti. Atsiliepti negali, bet gali atmesti draugą. Pasiimti ir atmesti. Viską. Atmečiau. Arba ne. Kažkodėl man nepavyko atmesti iš pirmo karto. Tai bandysim antrą kartą ir įsitikinsim, ar iš tikrųjų atmesti neina skambučio. Štai mums skambina vėl Vilmantas Krikščiūnas. Ir aišku, rodo, kad praleistas skambutis. Tačiau laikrodis veikia su Androidu, o ar veiks su iPhone'u? Dabar, jeigu nuo laikrodžio atsijungia buvęs savininkas, aš jau esu iš anksto atsisiuntęs Huawei programėlę, sutinku, parduodu sielą, Tinijos Gediminas. Pliusas tas, kad viskas, kas prieš tai buvo mano su kitu laikrodžiu, kitoj paskyroj, išlieka. Come on, seriously? Ne. Androidą buvo lengviau. Active heart rate, viskas on. Gerai. Paskambink man. Jeigu galima atmesti per iPhone, reiškia galima ir per iPhone viską daryti. Ką dėmit, neprijungiau. Laikrodis vibruoja, pasirodo. Geras. Na, pliusas tas, kad suporavimas yra lengvas, bet prisijungimas. Ir Yes. Suderimas su iPhone'u. Pagalvota apie viską. Prisijungimą galima atleisti už tai. Galima. Gerai viskas. Apibendrinu. Šis laikrodis yra skirtas sportui. Ir tik sportui. Mano didžiausias minusas buvo tas, kad negalima per jį perjunginėti dainų. Visiškai. Pranešimus perskaityti labai patogu. Ekranas yra skystųjų kristalų, tai reiškia, kad dieną kaip tik labai ryškiai matysis viskas. Gan taupus. 6 paras gali išlaikyti minimalizavus visas funkcijas. Jeigu laikrodis tave stebi naktį, tai jisai laiko apie 3 paras nepakrovus. Ir pats pakrovės gan labai fainas. Magnetinis.
Sportui pats tas. Plus 50 metrų gylis. Čia. Jeigu sugebėsi sulaikyti kvėpavimą ir tiek nunerti, tu greičiausiai miręs. Tačiau šis laikrodis, kaip jau minėjau keletą, turi ir minus. Vienas iš jų yra, kad negalima perinkti dainų. Kitas yra tikrai labai stiprus. Prastai reaguoja į prisilietimus. Kartais reaguoja be priekaištų, bet kartais tikrai būna apgailėtinas. Nes laikrodis nesupranta, ar tu spaudi, ar tu brauki, ar tu nieko nedarai. Kartais tiesiog nori pakeisti iš vieno režimo į kitą, nueiti ir va. Jis paspaudė, nors aš brūkštelėjau. Ir va. Kartais tikrai yra sunku. Na ir dar vienas minusas, kad aišku, čia jau pagal skonį, pagal pojūčius, bet man asmeniškai reikia per stipriai privežti laikrodį prie rankos, kad jisai skaitytų mano širdies ritmą. Nuospaudos laikrodžio, o jeigu labiau atleidžiu, tai jisai nebesupranta, ar ten mano širdis, ar ten, ką žinau, mano plaukai vibruoja. Bet šiaip sportui tikrai puikus daiktas. Plius žinutės gali skaityti. Ir atmes draugus. Už šį laikrodį labai dėkojame Nova Media, kad suteikė galimybę mums jį apžvelgti. Ačiū, kad žiūrėjote dar vieną mūsų laidą. Susimatysime kitą kartą. Peace!